Vaikai mokosi ne tik iš to, ką jiems sakome, bet ir iš to, ką mato mūsų kasdienybėje. Tėvų elgesys yra svarbiausias ir stipriausias vaiko mokytojas. Net labai mažas vaikas stebi, kaip tėvai sprendžia problemas, bendrauja tarpusavyje, rodo jausmus, kalba apie kitus, reaguoja į stresą ar džiaugsmą. Visa tai tampa vaiko vidiniu modeliu, kuris formuoja jo elgesį, vertybės, santykius su aplinkiniais. Kai tėvai moko vaiką mandagumo, bet dažnai patys pykstasi, grubiai kalba ar rodo nepagarbą, vaikas mokosi ne iš žodžių, o iš matomo pavyzdžio. Kai tėvai kalba apie sveiką gyvenseną, bet patys nuolat pervargsta ir nesirūpina savimi, vaikui susiformuoja prieštaringas supratimas. O kai tėvai nuoširdžiai rodo pagarbą vieni kitiems, atvirai kalba apie jausmus, drąsina klysti ar bandyti dar kartą, vaikas mokosi saugaus, sveiko santykio su savimi ir pasauliu. Tad, ką verta priminti tėvams? Visų pirma, kalbėkite su vaiku atvirai ir su pagarba. Vaikas mokosi klausytis ir kalbėti, stebėdamas jus. Taip pat rodykite, kad klysti yra normalu. Kai suaugusysis pripažįsta savo klaidą, vaikas ir pats mokosi drąsos pripažinti klaidą ir pasitaisyti. Be to, rūpinkitės ne tik vaiku, bet ir savimi. Sveika gyvensena, emocinė sveikata, poilsis, savęs priėmimas svarbu visiems žmonėms. Todėl savęs apleisti nevalia.